Šiandien sveikiname su jumis tiesiai iš Rongen ofiso kartu su mano kolega Gyčiu. Labas, Gyti. Labas, Tai yra, sveikinamės iš tos vietos, kurioje kiekvieną dieną zuja mūsų komanda, iš vietos, kurioje gimsta įvairios verslo partnerystės, na ir be abejonės iš tos vietos, kurioje ir yra sukūriamos visos investicinės galimybės platformos investuotojams. Kaip tik šiandien apie vieną naujausių ir tikrai išskirtinių investicinių galimybių pasikalbėsime ir su jumis. Tad tas pokalbis bus aktualus ne tik tiems, kurie svarsto galimybę pradėti investuoti, bet ir tiems, kurie, galbūt jau šiandien ieško galimybių, kur įdarbinti savo laisvą kapitalą. Kadangi investicija, apie kurią kalbėsime šį kartą skirtingai neįprastai, nebus susijusi su nekilnojamojo turtu, ji bus susijusi su aviacijos sritimi. Šalia manęs ir yra mano kolega Gytis Uškys, kuris mūsų platformoje yra atsakingas už aviacijos projektų portfelio plėtrą. Tad Gyti, aš tikrai nebejoju, kad ir pokalbio eigoje galbūt plačiau pasidalinsi, tai kokios užduotis ar kokie iššūkiai lydi tave kasdien ir apima tavo veiklos sritį. O aš turbūt tik noriu priminti, kad tai nebus pirmasis investicinis aviacijos projektas platformoje. Per pernai metais daugiau nei 200 investuotojų, Rongen investuotojų, sutelkė 800 000 eurų paskolą orlaivių remonto bendrovei Kolibri Aero, kuri šiai dienai beje jau yra sėkmingai gyvendinta ir paskola yra grąžinta. Apskritai gal dar norisi paminėti, kad aviacija jau yra tapusi viena iš mūsų veiklos sričių ir šią sritį mes gilinamės jau 1,5 metų, tad to pasekoje šiandien ir galim pristatyti jums naują investicinę galimybę. Tai yra daugiau kaip 10 metų veikiančios Švedijos įmonės Advantage Aviation Services variklių remonto ir pardavimo projektas su tikrai vertingo ir likvidaus turto įkeitimu, kuris siūlo netgi 9–11% metinę grąžą. Bet turbūt apie viską iš lėto ir po truputį. Gyti, tu tikrai žinai, kad mes pagrindę specializuojamės nekilnojamo turto rinkoje, tai yra paskolose, kurios yra užtikrintos nekilnojamo turto įkeitimu. Ir aš sakyčiau, kad NT rinka supranta arba bene jau jos pulsą jaučia kone kiekvienas mūsų investuotojų. Ar tu gali pasidalinti su mūsų bendruomenė, tai kodėl mes vis dėlto nusprendėm gilintis į aviacijos sritį? Gerai, sveika Greta dar kartą, sveiki visi, ačiū už puikią įžangą ir iškart galime šokti prie reikalo. Tai kodėl mes žiūrime į tą aviacijos rinką? Tai vienas iš pagrindinių ir esminių aspektų yra tai, kad mes nuolat klausome savo investuotojų poreikių, matome, į ką mūsų investuotojai yra labiau linkę investuoti ir kokie jų yra poreikiai. Ir mes bendraudami kiekvieną dieną su savo investuotojais išvelgiame poreikį, kad jie nori diversifikuoti savo investicijas, nes kaip pati minėjai, Rongenas, jis iki šiol darydavo tik nekilnojamo turto projektus. Ir paskutinius 1,5 metų mes dabar fokusuojamės irgi ir į aviaciją. Aš dar tik pridėsiu, kad ne tik nekilnojamo turto projektus, mes esam turėję vėjo jėgainių projektą, kaip minėjau, turėjom praeitais metais ar ne pirmąjį aviacijos projektą, bet teisingai tu sakai, mūsų investuotojai tikrai labai siekia tos diversifikacijos ir aš tik priminsiu, kad mes visai neseniai darėme Skog instituto tyrimą ir klausėm savo investuotojų, tai kodėlgi jūs investuojat pas mus, ko jums trūksta ir ko jums reikia, ar ne? Ir kaip tu paminėjai, kad viena iš poreikių eilučių investuotojų buvo, kad jie nori diversifikuoti ir nori įdomesnių, kitokių investicinių projektų. Kur tos naudos lypi čia? Taip. Pridedant prie to, aš žinau, kad Greta dar turėsim naujienų galbūt ir ne tik aviacijoje mūsų investuotam, bet dabar apie aviaciją. Taip. Tai viena iš pagrindinių gal priežasčių, dėl ko mes žvalgomės į aviacijos rinką, tai yra ji turi panašumų su nekilnojamo turto rinka. Tai vienas iš jų yra tai, kad projektų trukmė yra ganėtinai panaši. Jeigu mes kalbame apie orlaivių priežiūrą ir remontą, tai yra maždaug metai. Tai ar tai variklis, ar tai orlaivis, daug mažiau remontas tiek trunka. Panašu su mūsų turimais NT projektais. Ir tas tinka mūsų aviacijos klientam ir tas terminas jiem atitinka jų lūkesčius. Antras dalykas yra tai, kad pinigų srautai irgi įsidėstė panašiai kaip ir nekilnojamo turto rinkoje. Tai yra, kad yra įsigyjamas turtas, tada yra daromas remontas, yra dideli kaštai turto vertės kėlimui, kuris vėliau yra pelningai parduodamas, taip kaip ir NT rinkoje. Tai mes irgi išvelgiame tą poreikį ieškodami klientų aviacijos sektorėje ir vertindami klientus, irgi tai yra tų projektų finansinė srautų struktūra.
Kitas dalykas, kuris skiriasi nuo nekilnojamo turto, sakyčiau, tai yra teisinė aplinka. Vienas, sakyčiau, iš pagrindinių iššūkių išeiti į kitas NT rinkas būtų būtent ta teisinė aplinka, kadangi mūsų žinios, mūsų ekspertizė Lietuvos nekilnojamo turto rinkoje, kaip pati trumpai ir paminėjai, praktiškai kiekvienas jau kažkiek išmano apie nekilnojamo turtą Lietuvoje. O kas būtų, pavyzdžiui, jeigu išvažiuojame į Ispaniją, išvykstame į Italiją? Ar tos žinios, kurias mes turime čia, tas teisinė struktūra, finansavimo struktūra, kurią mes turime, ar ją mes galėsime pritaikyti tose rinkose? Ten bus vietiniai niuansai kažkokie. Tai iš karto sakykim, kad negalim. Negalim. Ir ko gero, dar šiuo metu gal to ir negalim tikėtis. Aviacija yra kitokia. Aviacija dėka pagrindė Cape Tauno konvencijos, teisinė aplinka, nepriklausomai nuo šalies, jie yra suvienodinta. Tai reiškia, kad mes, kaip ir minėjai, Kolibri Aero projekte, pavyzdžiui, tai buvo lietuviška įmonė, bet turtas jis nebuvo Lietuvoje, o mūsų investuotojai Lietuvoje buvo pilnai ir su geru pertekliu apsaugoti, jų investicijos buvo gerai apsaugotos. Ta mes galime daryti ir su kitais aviacijos projektais. Šiuo atveju irgi tą patį to palengvinimu, sakyčiau, mes ir naudojamės, kad Cape Tauno konvencijos dėka teisinė aplinka yra suvienodinta ir dirbdami su profesionalais mes galime pasiūlyti to paties aukšto standarto, Röntgen standarto, konservatyves investicijas su labai dideliu turto užstatu, kuris pilnai dengia mūsų visą investuotojų riziką, sakyčiau. Tai mes dėl to ten ir žvalgomės. Tai apibendrinant, ar galima sakyti taip, kad nėra skirtumo, su kokia aviacijos įmonė, tai yra kurioje šalyje mes su jie dirbame, ar ne, nes teisinė bazė praktiškai, jeigu yra konvencija, kuri apsaugo investuotoją, galim turėti tos teisingus įkeitimo procesus, ar ne, tai nėra kaip ir skirtumo. Skirtingai negu jeigu mes esam vystytojas, mes vystom Lietuvoje, Ispanijoje, Italijoje, Švedijoje, nežinau, kitose valstybėse, ir ten turim skirtingas teisinės bazės, vadinasi, ir kaip vystytojui aš susiduriu, ar ne, su kažkokiais skirtingais iššūkiais, taip ir čia, ar ne, gali būti kažkokių tai niuansų, kodėl tas projektas tampa tik dar rizikingesnis. Taip. O kai kalbam apie aviaciją, tai nėra skirtumo, ar lėktuvas skraido Amerikoje, ar Europoje, ar galbūt net Azijoje, ar ne, investuotojams ir mums tuo pačiu tai yra viena didelė aplinka, teisinė bazė suvienodinta, ar ne, ir tie procesai yra daugiau mažiau panašūs. Taip, tai yra tiesa. Mes galim išvengti turbūt regiono kažkokios teisinės rizikos. Galbūt negalime sakyti, kad mes jos visiškai išvengiam, bet mes dėl to, Röntgen, mūsų komanda, darome viską, kad investuotojams tas investicijos būtų kuo saugesnės, nepaisant jų, tarkim, šalies, kurioje yra turtas. Taigi ten galime sakyti taip, kad taip kaip pavertėm investicijas į nekilnojamąjį turtą, prieinamas kiekvienam, nors istoriškai, kaip žinia, jos buvo prieinamos tik labai mažam ratui didelių investuotojų. Tai taip dabar pabandysime atverti ir dar vieną uždarą rinką investuotojų, aviaciją. Iš tiesų taip, aš ir pats labai džiaugiuosi, kad mes turim šį projektą savo platformoje ir galime jį pasiūlyti Lietuvai. Ir bent jau aš savo žiniomis nesu girdėjęs, kad kažkas tokio būtų galima. Ir pasikalbėkim tada apie tą naują mūsų investicinę galimybę, ar ne? Tai yra ta Švedijos orlaivių bendrovės variklių remonto projektą. Ir aš pati puikiai pamenu, kai pernai investavau pirmąjį lietuvišką aviacijos projektą, galima taip sakyti, ar ne? Pinigai grįžo laiku, viskas vyko pagal planą, projektas siūlė tikrai patrauklę investicinę grąžą, netgi 10-12% metinių palūkanų. Ką investuotojams mes siūlome šiandien? Taip. Šiandien konceptualiai sakyčiau, kad tai yra panašus projektas kaip Kolibri Aero, tad investuotojai jau galbūt ir atras panašių detalių tarp šių dviejų projektų. Tad su švedais, projektas, kurį mes vykdome, tai vykdome 5 jau įmonės įsigytų variklių remontą. Ir remonto bendra sąmata bus daugmaž apie 800 000 eurų, tai yra mūsų paskolos suma. Ir šie 5 naudoti varikliai bus pilnai suremontuoti. Modeliai variklių, kuriuos jie remontuoja, yra paklausus rinkoje. Ko gero, netgi kiekvienas iš mūsų investuotojų, kas yra skridęs lėktuvu, galbūt ir skrido su tokiu varikliu. Iš tiesų, kas daro dar šiek tiek įdomesnę šią investiciją, tai ir planas yra suremontuoti juos Amerikoje ir parduoti rinkoje. Ir šiuo metu įmonė jau turi preliminarų susitarimą su
galimų pirkėjų dėl vieno iš variklių pardavimo už 2 milijonus eurų, kas jau padengtų visą paskolos sumą ir tai yra kaip dar vienas riziką mažinantis veiksnys mūsų investuotojams. Palūkanos, kurias siūlome, bus tarp 9–11 procentų. Projekto trukmė panaši kaip ir Kolibri Aero, bus 12 mėnesių. Kolibri Aero šiek tiek darė trumpesnį projektą. Švedai šiek tiek yra ilgesnis, bet vis tiek tose pačiuose laiko rėžiuose. Ir palūkanos bus mokamos kas ketvirtį, o investuotojam yra užstatyti ne tik tie 5 varikliai, kuriuos remontuos, bet norėdami dar labiau sumažinti rizikas mūsų investuotojams, mes papildomai dar užstatėm 4 variklius, kurių vertė irgi yra tiek, kiek daugiau negu visa paskolos vertė. Tai mes turime net ir alternatyvas, jeigu projekto eigoje, tarkime, turime situaciją, kad kažkas nepavyksta, mes turime labai stiprų ir apčiuopiamą didelės vertės užstatą ir tai apsaugo mūsų investuotojus. Vertė irgi, kadangi vis dar mes įeiname į aviacijos rinką, tai mes irgi norėdami sumažinti teisinės ir, tarkim, tos netikslios vertės rizikas, irgi mes bendradarbiaujame su aukščiausio rango įmonėm aviacijos srityje, tai yra su viena geriausių pasaulyje netgi teisininkų profesinių bendruomenių Averus, kurie mums padėjo teisiniais klausimais ir padėjo sudėti niuansus, kad nebūtų kažkokių tai skylių visame finansavimo projekte ir kažkokių tai didesnių rizikų investuotojams, o vertes irgi mums nustatė labai gerai žinoma didesnė nei 50 žmonių komandą turinčią vertintojų įmonę, kuri vadinasi Aviation Values. Suprantu, Gyti, bet man toksai klausimas kyla. Ar tiesa, kad žmonės jau beveik grįžo, arba pataisyk mane, jeigu aš klystu, galbūt netgi lenkia tą prieš pandeminį kelionių ritmą? Ir ar būtų teisinga daryti tokią išvadą, kad dėl tų atsigaunančių kelionių oro linijoms kartais ima trūkti netgi pačių lėktuvų arba jų dalių, nes labai norisi pajausti, kiek šis projektas yra, na, sakykime, laiku ir vietoj, koks yra jo potencialas, kokios jo galimybės, realizacijos galimybės, ar ne, kaip ir tu kalbėjai. Nes investuotojams yra įkeičiami 9 varikliai, 5 bus remontuojami, ar ne, ir kaip ir atrodytų, visko pakanka, viskas gerai, bet ar galima sakyti, kad ta rinka turi to potencialo? Tikrai taip, tai visi žinome tikriausiai, ne, kas įvyko COVID pandemijos metu, tai buvo visiškai realiai paralyžuota visa aviacijos rinka, nes tiesiog elementariai nevyko skrydžiai. Tai kas įdomu ir šio projekto atveju, kad tie varikliai buvo įsigyti pandemijos metu už labai gerą kainą, kada jų nelabai kam reikėjo iš tiesų. Ar galima sakyti, kad už žemesnę negu rinkos vertę? Manyčiau, galima sakyti ir taip. Sakyčiau, kad tai buvo įsigyta už gerą kainą, kuriai tokia kaina, kad pelno marža yra irgi labai ženkli, gali būti labai ženkli. Taip, tai po COVID pandemijos aviacijos rinka atsigavinėjo, sakyčiau, šuoliais, net ne po truputį, o šuoliais ir jau šių metų pabaigoje mes galime tikėtis, kad aviacijos keleivių srautai pasieks jau 105 procentus prieš pandeminio lygio, tai yra jau daugiau negu 2019 metais. Kas irgi leidžia mums daryti prielaidą, kad ir jau matome, kad poreikis lėktuvo orlaiviams, orlaivių varikliams, atsarginiam dalims jis tik didėja. Nes tai yra tiesiogiai, sakyčiau, susijęs su keleivių srautai yra tiesiogiai susijęs su dalių poreikiu, nes kuo daugiau tu naudoji lėktuvus, juos tuo dažniau reikės remontuoti, jiems reikės keisti detalės. Tai, sakyčiau, perspektyvos yra labai geros. Yra labai, sakyčiau, geras takas patiestas toksai ieškoti tų klientų ir bendradarbiauti su aviacijos įmonėmis, nes vien dėl dabartinės rinkos situacijos galima sakyti, kad irgi tų sandorių rizikingumas yra irgi mažesnis. Bet vis dėlto, nors jeigu rinka yra auganti, ekspertai ar ne, dalinasi pozityviomis prognozėmis, aš labai noriu pasikalbėti apie šiame projekte aktualias rizikas, nes nepaslaptis, kad tai yra pirmasis mūsų aviacijos projektas užsienyje. Taip. Ir skirtingai negu įprastai,
kuomet mums yra keičiamas nekilnojamasis turtas, tai šiame projekte norisi ir atkreipti dėmesį, kad yra įkeičiamas kilnojamasis turtas. Taip. Tai yra orlaivių varikliai. Kaip investuotojui žinoti, ar jie tikrai yra tokie vertingi ir kaip investuotojas gali jaustis saugus? Nes tiesiog pasidalink šio projekto gal pagrindinėmis rizikomis ir tų rizikų valdymų. Tai kaip mes užkertam kelią, galbūt jau užkirtom kelią kai kurioms iš rizikų. Taip, tai iš tiesų dėl tos vienos iš priežasties, kad tai yra mūsų pirmieji aviacijos projektai, mes viską darėme ypatingai atsakingai ir ypač atsargiai. Ir darysime. Ir darysime, taip, mes to tikrai nenustosim daryti, nes kodėl turėtume, nes mes Röntgene tik tai aukščiausią klasę pasiūlome savo investuotojams. Tai pasakyčiau, kad jau esame atlikę daug veiksmų, kad užtikrinti investuotojų saugumą. Tai vienas, mes jau esame įvykdę tuos įkeitimus, jie yra užregistruoti tarptautinėme registre, kas reiškia, kad įmonė neturi galimybės teisėtai disponuoti varikliais, jų parduoti, jų net negali modifikuoti be mūsų kaip kreditoriaus sutikimo. Jie mus privalo informuoti prieš atlikdami netgi modifikacijas tiem varikliam. Mes turime jų veiksmų kontrolę? Taip, mes turime jų veiksmų kontrolę ir negana to mes galime stebėti tos variklius. Tai yra įvairūs. Galime matyti faktiškai jų buvimo vietą? Taip, jeigu tas variklis ir būtų užkabintas, pavadinkime, ant kokio tai orlaivio, mes iš karto matytume. Taip pat mes nuolatos komunikuojam su remonto dirbtuvėmis apie remonto darbų eigą ir jie mums vis patvirtina, kad sąmatos, kurias gauname, yra teisingos, kad atlikti darbai, kurie buvo numatyti ir yra atlikti. Tai mes iš visų pusių galime stebėti tą procesą. Tai negana to, kad jau esame atlikę veiksmus, apribojančius veiksmus, tai dar ir turime gana griežtas, kaip sakyčiau, stebėjimo irgi įrankius, galimybės stebėti tą turtą. Po to tai yra antras riziką mažinantis veiksnys, kurį aš jau šiek tiek ir anksčiau paliečiau. Tai yra tas labai ženklus užstato vertės, kaip sakant, rezervas. Taip. Tai mes turime ne tik tuos 5 variklius, kuriuos remontuosime, turime 4 papildomai, kurie lygiai taip pat turi apribojimus, kaip ir tie 5 remontuojami varikliai. Po to kitas dalykas, kurį mes irgi padarėme, tai yra vertės, kurias mes vertiname ir kuriomis vertiname turtą, irgi yra konservatyviai, nežiūrėjome jas oportunistiškai, mes į jas žiūrėjome kiek galėjome konservatyviau ir bendradarbiaudami su Aviation Values vertinimo kontora irgi mes savo tą poreikį išsakėm ir kartu bendradarbiavome, bandydami atspindėti kuo tikslesnę užstato vertę mūsų investuotojams. Ir vienas kitas aspektas yra tas teisinis aspektas, tai yra, kaip ir minėjau, bendradarbiavom su Averus, kad mes turime ne tik įsikeitę turtą, bet tarkime, jeigu turime nenumatytą kažkokį tai įvykį su turtu, tarkim, jis sugadintas yra. Mes turime įsikeitę, gal pavadinkime, iš draudimo gautinas lėšas, jeigu toks įvykis įvyktų. Taip pat mes papildomai prie turto įkeitimo esame atlikę ir tai. Kitaip tariant, turtas, kuris yra įkeistas investuotojams, šiuo atveju varikliai, jie yra drausti. Taip, ir jie yra apdrausti ir investuotojai yra ta šalis, kuri tiesiogiai gautų draudimo išmokas. Mums net nereikėtų eiti per mūsų klientus, šiuo atveju švedus. Mes būtume galutiniai naudos gavėjai. Taip. Tai sakyčiau, tai būtų pagrindiniai gal aspektai, į kuriuos mes atsižvelgiame. Dar toks vienas mažesnis tai yra valiutos kurso rizika, kadangi aviacija pagrindė vyksta Jungtinių valstijų doleriais, visos transakcijos, dauguma transakcijų. Dėl to mes irgi atsižvelgiame į tą, kad mes norėjome turėti didesnį paskolos rezervą. Tai dar geriau šiai dienai mums yra, ne? Galima gal ir taip sakyti, taip. Plius turime neilgą projekto trukmę, tai yra 12 mėnesių, per kuriuos yra galbūt sunku tikėtis, kad kursas labai ženkliai pasikeis. Tuo labiau, kad įmonė netgi žada galbūt grąžinti paskolą anksčiau laiko netgi. Na, bet nepagrįstų lūkesčių kol kas nesukurkime. Terminui. Gyti, visi tie tavo argumentai, man atrodo, pakankamai pasverti, man jie atrodo pakankamai įtikinantis, bet aš dar noriu pabūti to blogojo policininku ir noriu paliesti dar vieną jautrų klausimą. Taip kaip ir man, aš nebejoju, kad ir mūsų investuotojams gali kilti klausimas. Tai jeigu viskas taip tvaru,
Tai jeigu viskas taip gerai, kodėl šita Švedijos bendrovė nesifinansuoja banke, kodėl ji nepritraukia kapitalo platindama, pavyzdžiui, obligacijas, kodėl jinai nesinaudoja kitų tradicinių kanalų siūlomų finansavimų. Norisi suprasti, kaip apskritai tos įmonės finansuojasi, nes tokį panašų klausimą aš labai dažnai girdžiu iš investuojančių į nekilnojamąjį turtą, kada jie sako, tai jeigu šitas nekilnojamo turto projektas toks geras, tai kodėl jis negauna finansavimo banke. Ir šiandien faktas, jau tos priežastys, jos tikrai yra akivaizdžios ir pakilus ir palūkanoms, ar ne, mes tapom tik dar konkurencingesni, lyginant, tai yra bankų arba fondo akivaizdoje. Faktas, mes galime pasiūlyti greitį, mes galime pasiūlyti lankstumą, tų priežasčių yra daug. Bet tu man paaiškink, kodėl aviacijos bendroviai ir ypatingai Švedijos įmoniai yra aktualus ir patrauklus finansavimas Lietuvoje esančioje sutelktinio finansavimo platformoje? Geras klausimas, tikrai geras klausimas. Ir aš lygiai taip pat iš pradžių, kai pradėjau dirbti aviacijos sferoje, aš iš tiesų irgi turėjau lygiai tą patį klausimą. Man irgi kaip investuotojui jis labai būtų svarbus. Tai iš tiesų yra keletas priežasčių šitą, gal dėl ko švedai finansavosi pas mus, yra ganėtinai toksai kompleksinis uždavinys, kodėl jie pasirinko mus. Tai mes visi žinome ir trumpai palėtėme COVID pandemiją. Tai jeigu kalbame apie tradicinius bankus, tradicinės kredito įstaigas, viena iš priežasčių, dėl ko tas finansavimas aviacijos sferoje sumažėjo, yra tai, kad tradiciniai kreditoriai jie jau mato aviaciją kaip didesnio rizikingumo rinką, dėl to, nes gali įvykti toks įvykis, kaip 2008 su nekilnojamo turto rinka irgi, kad tiesiog gali sprogti ir nieko nevykti. Tai jie pamatė, kad COVID pandemija gali nevykti skrydžių ir jie automatiškai tą rizikingumą didina. Kitas dalykas yra, kad nepriklausomai nuo sandorio dydžio, nuo projekto dydžio, iš tiesų veiksmų reikalingų atlikti, kad įgyvendinti tą finansavimo saugią struktūrą, yra ganėtinai panašus. Ar mes kalbame apie 10-15 milijonų eurų projektą, ar mes kalbame apie 800 000 eurų projektą. Kaip sakant, pastangų kiekis, jisai yra vienodas. Tiek pat reikia atlikti veiksmų, tiek pat reikia atlikti formalių irgi tokių procesų. Tad dideliem kreditoriam eiti į mažesnius sandorius jiem tiesiog neapsimoka. Nes įprastas sandorio, tarkim, dydis arba finansavimo kiekis, kurį tradiciniai kreditoriai teikia, yra apie 10-15 milijonų eurų. Tad mažesniem įmonėm aviacijos rinkoje, kurios ir turi gerą patirtį, turi, kaip sakant, sėkmingų projektų istoriją, jiem tokia suma yra, tarkim, per didelė, galima vadinti taip. Be to, tradicinėse, pavyzdžiui, bankuose vertinti aviacijos rinkos rizikai ir projektų rizikingumui, tam reikia specifinių ganėtinai žinių ir neretai bankai pasirenka tiesiog nesispecializuoti toje rinkoje ir nefinansuoti tokių projektų. Ir tokių bankų labai daug atsirado, ypač po pandemijos. Dabar mes matome tik tai pačius didžiausius pasaulio bankus kaip JP Morgan, Citi, Bank of China. Ir tai yra dažniausiai naujų lėktuvų pirkimai, naujų lėktuvų jau su lizingo sutartimis, tai yra, kur jau labai aišku, kur labai aiškiai finansavimo yra struktūra ir reikalingas labai didelis pinigų kiekis. Tad mes, Riongen jau kaip ir turime irgi tokią istoriją projektą, kad mes visada atrandam tas nišas ir čia irgi yra pagal projekto dydį, tai yra lyginant su visa aviacijos rinka, tai yra nišiniai projektai, tai yra mažesni projektai, nišiniai. Dar yra toks aspektas, kad mes čia kalbame apie remontą. Kai mes kalbame apie remontą, išardymą, tai mes kalbame apie turto kažkokią tai modifikacijas, kažkokius pakeitimus, kuriuos mes jam atliksime. Tradiciniam kreditoriam tas irgi nelabai patinka, tai jie vertina kaip didelį riziką, nes daug kas gali atsitikti. Ne? Bet tam mes turime draudimą, mes tam turime užstato rezervus, mes galime tuos iššūkius išspręsti, bet tai reikia pažiūrėti jau gal ne taip tradiciškai, gal nesakyčiau nekonservatyviai, bet taip gal neatsižvelgiant į verslo specifiką. Ja. O mes į tokius dalykus, mes ir turime istoriją, kad mes būtent į tokius dalykus ir atsižvelgiame. Na, žinai, ten gal bankuose, tradicinėse kredito įstaigose visi tie paskolos išdavimo procesai yra labai standartizuoti. Taip.
Mes kažkaip turbūt turim tą, ir nekartą esam kalbėję viduje, ar ne, kad tai yra vertybė turėti tą tokį specifinį, unikalų, individualų prieimą prie kiekvieno projekto, ar ne, kiekvienoje srityje. Žinai, Gyti, tai apie ką tu kalbi, man tai yra tikrai kažkas tai naujo, tai yra kažkas inovatyvaus, kalbant apie kaip investicinius produktus sutelktinio finansavimo rinkoje. Ir žinai, aš bent jau esu įsitikinus ir galėčiau lažintis, kad bent jau Baltijos šalyse tikrai nei viena sutelktinio finansavimo platforma nesiūlo investuoti į aviacijos projektus. Ir žinai, kaip ir minėjau, turbūt mūsų pokalbio pradžioje, aš labai viliuosi, kad tiek finansinių technologijų dėka mes tą tokią uždarą rinką galėsim bent kažkiek atverti tam paprastam žmogui ir paprastam investuotojui. Gyti, ar tu gali trumpai pasidalinti, tai kokios yra mūsų tokios tolimesnės ambicijos, Riongen ambicijos šioje srityje? Iš tiesų, kas žavi, sakyčiau, apie tokias ganėtinai techninės sferas verslo, tai kaip aviacija arba nekilnojamas turtas, kad projektų spektras ten yra labai platus, galimų projektų spektras. Tad mes irgi jau savo ruoštų irgi žiūrime į vairius skirtingus projektus, tai yra nebūtinai, tarkim, variklių remontas, mes galime kalbėti apie pačių orlaivių finansavimą, tai tarkim ardymo darbus, mes netgi turėjome atvejį, kur net propelerius nuomojančios įmonės, netgi verslo toksai modelis yra. Tad tų galimybių, sakyčiau, jų yra labai didžiulis spektras. Bet va būtent alternatyvių finansavimo sprendimų tokiom įmonėm yra šiaip ganėtinai siauras visai spektras ir va kaip pati minėjai, ir aš irgi savo žiniom nesu girdėjęs, kad tarkim bent jau Pabaltyje kažkas leistų į aviacijos rinką investuoti, kad būtų galimybė tam. Ačiū, Gyti, kad pasidalinai. Aš dar tik noriu pakviesti, dar kartelį sugrįžti prie tos mūsų aptartos investicinės galimybės, ar ne, kalbam apie švedų įmonę. Mes aptarėm verslo modelį, mes kaip ir pasikalbėjom apie paskolos struktūrą, mes pasikalbėjom apie rizikas, apie galimą rizikų valdymą, ne, ką padarėme ir ką dar galime daryti. Mes trumpai apžvelgėm bendrai rinkos tendencijas. Bet ar tu man gali apibendrinti, kodėl nužiūrintiems mūsų bendruomenės nariams derėtų pasinaudoti šitą progą ir tavo kaip įsigilinusio eksperto akimis, kodėl yra verta investuoti šį projektą? Sakyčiau, keletas yra priežasčių. Tai vienas iš jų, kaip ir paminėjai, yra aiškus verslo modelis. Yra jisai tikrai aiškus, mes žinome... Priminkim dar tą verslo modelį. Projekto savininkas turi... 5 nuosavomis lėšomis įsigytus naudotus variklius, kuriems yra reikalingas remontas. Riongen finansuoja tik remonto darbus, mes nefinansuojame įsigijimo ar dar kažkokio tai pirkimų, mes tik remontą finansuojame. Kaip užstatą mes investuotojams įkeičiame tuos 5 variklius, dar 4 papildomai. Tai iš vis jau 9. 9 turime iš viso, turime labai gerą didelį paskolos rezervą ir tie varikliai po remonto jie bus parduoti. Ir dabar šiuo metu turi įmonė preliminarų susitarimą dėl vieno iš variklių pardavimo už 2 milijonus eurų. Vadinasi, užtektų suremontuoti 5, o parduoti tik vieną, iš tiesų, tam, kad grįžtų visa paskola. Iš tiesų taip. Tai ar galim dar šiek tiek sugrįžti prie verčių, ar ne, kad 5 variklių vertė, tai yra gal net 9 variklių vertė, taip sakykim, ar ne, iki remonto, kokia yra jų vertė? Yra apie 2,7 milijonų eurų. Tai yra dar iki remonto, ar ne? Taip. Pagal atliktų nepriklausomų, tikrai patyrusių vertintojų, ar ne, vertinimą, po remonto šitų variklių vertė pakyla iki kiek? Numatoma jų vertė yra virš 4,5 milijono eurų. Man atrodo, kad ten berods tam reportai yra net 4,8 milijono. Aš taip noriu būti atsargus su skaičiais irgi. Tai aš turiu dar vieną klausimą tau, nes aš manau, kad gali skirti ir mūsų investuotojams. Tu sakai, kad 9 variklių turto vertinimas prieš remontą, ar ne, ir po remonto atitinkamai yra 2,7 ir, sakykim, 4,8 milijono. Taip. Bet kaip man, tikiu, taip ir mūsų investuotams gali už akies užkliūti tai, kad mes vieną iš variklių pardavinėjame už 2 milijonus eurų, ką tu ir paminėjai, tačiau vertinime po remonto įsivertintas 800 tūkstančių eurų. Taip. Gal kažkiek virš, ar ne, teisingumo dėlį. Tai ar gali pakomentuoti tą skirtumą, iš ko jisai atsiranda? Taip. Tai yra nenauji lėktuvų varikliai, tai yra nauji orlaivių variklių modeliai ir jų skaičius rinkoje yra ribotas. Tai aviacijoje, kaip ir visuose versluose, vis tiek galioja tie verslo dėsniai, kad jeigu tu turi daiktą, tu turi turtą, kuris yra labai paklausus ir jo yra ribotas kiekis rinkoje,
kas šiuo atveju yra tų variklių, jie yra naudojami populiariausiuose lėktuvų modeliuose, bet pačių variklių skaičius yra ganėtinai ribotas. Rinkoje. Taip, ir švedai iš tiesų įsigijo tuos variklius labai gerų momentų ir po pandemijos ėmus vėl skraidyti visiems orlaiviam ir didėjant apimtim, šie varikliai yra ypač naudojami krovininių lėktuvų irgi krovininiam orlaiviam. Ir švedų įmonė yra, kaip sakant, rado klientą, kuriam vat, būtent reikia tokio variklio, nes lėktuvui neskristi, ypač jeigu tai yra leasingų įsigytas lėktuvas arba už jį yra mokama nuoma, kad jis stovės savaitę ar 2 ar 3 niekur neskraidydamas, tas kainuos daugiau negu sumokėti papildomai už variklį, kurį tu gali gauti čia ir dabar. Ir mes čia kalbame apie visiškai suremontuotą variklį, kurio parametrai bus lyg naujo. Viskas aišku, Vyti, ačiū tau. Manau, kad šitą vietą gali užkliūti mūsų investuotojams pristatymą už akių, tad labai norėjusi ją paliesti ir dabar. Na, turbūt manau, kad reikėtų apibendrinti visą tai, apie ką mes kalbėjom, ar ne. Ir aš tik labai norėčiau priminti, kad kaip tik šiuo metu projektas jau yra paskelbtas platformoje. Ir kaip įprastai daugiau ir detalesnės informacijos galite rasti mūsų paruoštame išsamiame investicijos pristatyme, kuris yra patalpintas Rongen svetainėje rongen.lt. Na, žinokite, aš labai džiaugiuosi tave supažindinusi su mūsų investuotojų bendruomenė. Ačiū tau. Ir aš labai viliuosi, kad mūsų pokalbis tikrai buvo naudingas. Bet jeigu kiltų bet kokių su investicija susijusių klausimų, ar su investavimo procesu susijusių klausimų, aš mielai kviesiu visus kreiptis tiesiogiai arba į mane, arba į mano kolegą Gytį. Ir mūsų abiejų kontaktai be abejonės, kaip visuomet, yra nurodyti paskutinėje pristatymo skaidrėje. Tad, žinoma, jeigu jums patogiau, visuomet galite kreiptis tiek bendruoju telefonu arba bendruoju elektroniniu paštu. Na, o šiandien turbūt tiek. Aš manau, kad mes turime palinkėti mūsų investuotojų bendruomeniai tęsti investavimo kelionę, jeigu dar jos nepradėjote pradėti ir, žinoma, daryti tai atsakingai ir be abejonės pelningai. Ačiū tau, Gyti, už pokalbį. Ačiū tau, Greta.